Bismillahirrahmanirrahim. Sveiki visi. Labai daug internete atsiranda melagingos informacijos apie islamą, apie Koraną, kad Koranas netiesa, taip toliau. Labai daug visokiausių melagingų statistikų, ten specialiai prikurtų melagingų paveiksliukų. Tai norėčiau šiandien su jumis aptarti kelis dalykus. Ne per seniausiai internete užmačiau 5 nuodėmės, kurių kunigas negali atleisti. Vieną iš sąrašo popiežius išbraukė. Tai kaip suprantu, kunigai dabar biškį įgavo daugiau galios. Kaip jūs šitą galit paaiškinti dalyką? O ar neturėtų būti taip, kad Jėzus mirė dėl jūsų nuodėmių? Kažkaip ties šitą vietą biškį toks prieštaravimas yra. Kaip jūs manot? Toliau, labai daug kas sako, musulmonai teroristai, baisi religija, taip toliau. Tai norėčiau paklausti jūsų, ar jūs įsigilinot bent į savo raštus, tarkim Bibliją. Nes, pavyzdžiui, Biblijoje yra vietų, kur sakoma žudyti be pasigailėjimo. Tai kaip suprast šitus dalykus? Aišku, karas buvo suprantama, bet šiaip kare, ką žinau, turėtų būti kažkokios vis tiek gailestis ar be gailesčio, kaip jūs manot. Pavyzdžiui, Korane yra dalykų, kur sako, kad pasigailėkite tų, kurie nenori kovoti prieš jūs. Ir tai taip išeina, kad Koranas moko žmonės geriau elgtis per karą. Geriau gaunasi, nes gailestis suteikiamas tiem, kurie nekovoja, o ne žudimas be reikalo. Ta prasme, be gailesčio. Tai o šiaip dar ten visokių melagingų dalykų apie pranašą, ten ištraukia vieną hadisą ir sako, čia pedofilai, taip toliau. Neįsigilinę į iš tikrųjų kaip yra, kaip buvo tais laikais. Tai o jūs bent skaitėt savo Bibliją, tarkim, apie pradžios nuo 19:30 iki 38. Apie Lotą ir jo dukteris. Kaip Loto dukteris nugirdė savo tėvą ir užsiminėjo lytiniais santykiais ir pagimdė vaikų. Tai nežinau šitą dalyką kaip čia įvardinti. Irgi pedofilija gaunasi toksai kaip ir dalykas Biblijoje. Ar čia kraujomaiša kokia, nežinau. Tai jeigu taip jūs sakot, ištraukėt vieną eilutę ir teisėt, kaip sakant, visą religiją, tai ar jūs bent matėt savo Bibliją? Ar jūs bent skaitėt? Keisčiausia, kai pavyzdžiui, tikint krikščionį, tarkim, ginčijasi. Irgi kažkaip keista. O jūs įdomu, ar skaitot bent savo Bibliją? Tai ką aš norėjau pasakyti žmonės, kad netikėkite viskuom, kas papuola internete. Nes labai yra daug melagingos informacijos. Nes viskuom tikėt tikrai, žinokit, nerekomenduotina, nes galit likti apgauti, nesuprasti ir taip toliau. Tai jeigu norit teisingos informacijos apie islamą, tai kreipkitės į tuos žmonės, kurie žino, į imamus ar muftijų. Tie žmonės jums daugiau papasakos, negu tie, kur perskaito kokį melagingą straipsnį ir po to skleidžia netiesą. Tai tokių nemažai yra. Ir kad nenuklysti nuo tiesos, tai yra Koranas, paskutinis testamentas, ir pranašo Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna.